Dėl prieš savaitę patirtos traumos šiandien tau teko stebėti komandos žaidimą iš šalies. Kaip viskas atrodė? Nu keista labai buvo iš tikrųjų žiūrėti, bet viskas pasiteisino, tai gal manęs ir nereikia komandai, kaip pamačiau, nes visgi susitvarko, kamuolius atsikovoja, užpult, užpuola. Nu, aišku, priklauso daug niuansų, žiūrint, kur prasideda savaitgalis ir kur jisai baigėsi, žinoma, nes kaip mūsų vadovas praeitą savaitę sakė, kartais būna taip, kad nelabai rimtai nusiteikę ateinam į rungtynės. Kai parodė va šios rungtynės, vyrai atėjo nusiteikę kovoti ir parodė, kad kai nusiteikimas yra, viską galima padaryti. Na, šiandien iš tiesų kailiai atrodė kaip nesavi, sakykime taip. Kailiai atrodė kaip kailiai šį sykį. Kaip kailiai. Kas tai lėmė? Ar tik nusiteikimas, tik to jums ir trūko? Nu taip, iš tikrųjų dažniausiai ir trunka to, kad mes ateinam ir, aišku, kartais tas nusiteikimas didelį įtaką daro, nes jeigu ateisi nuleidęs rankas, tai kaip tu gali žaisti, jeigu tu ateini nuleidęs rankas arba galvoji, kad tu jau laimėjai, nes viską lemia paskutinis švilpukas, o ne pirmutinis švilpukas. Tai, net nežinau, kaip čia ką pasakyti, daugiausiai kokie veiksniai lemia. Veiksniai lemia, ką veiki šeštadienį, va didžiausias veiksnys ir yra. Daugiau čia nieko negalima ir ko pasakyti ir čia visos komandos tą patys patvirtins. Manau. O šiaip, mes tai turim kaip kailiai, va dabar visai apie kitką pradėsiu šnekėti, nes turim nusiskundimų, kodėl lygos valdžia neleidžia prisijungti Prienų žaidėjam, nes šiaip tai, kad ir tenais gerai ta komanda subirėjo, bet tenais nebuvo žaidėjų problema, tenais įvyko kažkas aukščiau problemų, bet žaidėjai dėl to nekalti ir manau galėtų jiem leisti žaisti, nes jie taigi nori pabaigti sezoną, o ne vidury sezoną įsiskirstyti ir laukti kitą sezoną, nes čia nesąžininga tiesiog žaidėjų atžvilgių yra. Tai va, tiek iš mano pusės būtų apie tokį riebų akmenį į valdžios daržą. Pakalbėkim trumpai apie tave dabar. Na. Trauma, kada tave vėl galėsime išvysti aikštelėje? Kiek žinau, nėra viskas taip blogai, kaip galėjo atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Daktarai pasakė, kad šiaip geriau dabar kuo daugiau ramybėje būti ir, bent jau aš asmeniškai galvoju, kad dar kokias porą savaitėlių tikrai nerizikuosiu eiti į aikštelę. Po porą savaičių gal jau pradėsiu truputėlį lengvai judėti treniruotėse, pasižiūrėsiu, kaip ta koja gyja, ar dar jaučiu skausmus ar ne. Ir viską parodys laikas, iš tikrųjų, čia negaliu sakyti, ateisiu po 2 savaičių ar ateisiu po mėnesio, nes viskas priklausys, ar jausiu skausmą ar ne. Nes yra labai rizikinga tiesiog po porą savaičių, kad ir nejauti skausmą, šokti atgal į aikštelę, nes menkiausias kryptelėjimas gali pasibaigti labai skaudžiom pasekmėm.